Viešojo kalbėjimo baimė turbūt viena iš didžiausių fobijų apskritai. Kaip galvojate, kodėl? Realiai, ko mes bijome? Mes bijome kitų žmonių vertinimų. To viešo kalbėjimo baimė, jinai irgi tokia susideda iš daug baimių. Nepasitikėjimas, savęs neįvertinimas, savikritika. Tarp kitko, jeigu ateina į sceną tobulas kalbėtojas, vat tobulas, ta prasme, nuo galvos iki kojų. Yra nustatyta, kad žiūrovai kažkuriame etape jau jie pradeda nervuotis ir jie pradeda ieškoti, klausyk, kas su tavim negerai. Su auditorija visą laiką turi būti ryšyje. Ir jeigu tau nesiseka, bet tu esi su jais ryšyje, jie tave vis tiek palaikys. Tas klaidelės, netgi jos yra žavu. Sakyčiau, galima net su jom laimėti auditoriją kartais. Sveiki visi įsijungę Nestabdom laidą. Kaip jau įprasta, sveikinamės iš šviesos meno kūrėjo Lino Kutavičiaus unikalios multifunkcinės alternatyvios kultūros erdvės tema, kuri atvira eksperimentams. Na, o pati tema tai tik dalis erdvių esančių Lighthouse Hub. Lighthouse Hub tai ne tik fizinės erdvės, bet ir stiprios bendruomenės formuotojas. Čia susitinka žmonės, ieškantis kūrybiškumo, inovacijų ir bendradarbiavimo. Na, o šios laidos tema apie tai, kai daugeliui išmuša prakaitas, sudrėksta delnai, pasimiršta visos mintys galvoje ir kyla patys įvairiausi klausimai. Pavyzdžiui, kaip aš atrodau, ką kiti apie mane galvoja, ar jiems įdomu. Turbūt jau supratote. Šiandien mes kalbėsime apie viešąjį kalbėjimą ir jo svarbą. Na, o šiandieną studijoje turime net ne vieną, o du svečius. Labas, Pauliau. Labas. Labas, Julija. Labas. Labai ačiū, kad atvykote. Na, bet prieš pradedant mūsų pokalbį ir diskusiją, trumpai pristatysiu, kodėl būtent jūs šiandien čia. Taigi, abu šios žmonės drąsiai galima pavadinti viešojo kalbėjimo guru. Paulius Naujokas yra viešojo kalbėjimo ir lyderystės klubo Toastmasters Klaipėda įkūrėjas. Klubas gyvuoja jau 13 metus ir klubo puslapyje rašoma, kad jau įvyko apie 300 susitikimų ir pasakyta apie 1300 kalbų. Julija Broskė šiam klubui priklauso jau 5 metus ir šiuo metu yra klubo prezidentė. Na, o taip pat ji šiuo metu klube įgytomis žiniomis ir įgūdžiais dalyjasi ir už klubo ribų. Ir veda viešojo kalbėjimo mokymus tiek pavieniams asmenims, tiek įmonėms. O taip pat šią temą aktyviai dalyjasi ir socialiniuose tinkluose įvairiais patarimais ir jie netgi būna ir tokie linksmi su humoru. Tai tokie mūsų šios laidos pašnekovai. Taip pat noriu pasigirti, kad prieš porą metų šio klubo nare buvau ir aš. Tai puikiai žinau, kas tai per klubas, kaip ten viskas vyksta ir kokių teigiamų dalykų jis suteikia. Bet Pauliau, paprašysiu tavęs, kad tu papasakotum ir mūsų žiūrovams, kas yra Toastmasters klubas, kaip tenai klubo nariai yra mokomi to viešojo kalbėjimo. Na, tiesiog papasakok apie patį principą. Tai pradėkim. Toastmasters Klaipėda. Tai yra viešojo kalbėjimo ir lyderystės klubas. Iš esmės, tu gali daug skaityti knygų, gali žiūrėti daug tinklalaidžių, bet viešai kalbėti taip ir neišmoksim. Tam, kad tu to išmoktum, tau reikalinga praktikuotis. Tai Toastmasters Klaipėda ir yra, Toastmasters aplamai toksai formatas yra apie tai, kad tu turi terpę, kur gali ateiti, gauti sceną, gauti auditoriją ir joje mokytis. Tai mūsų klube yra suskaidytos 3 mokymosi kryptis. Tai pirmoji kryptis yra ekspromtų sesija, kada tu ateini ir gauni žodį, temą, kažkokią tais užduotį ir turi 2 minutės ir turi iš jos išsisukti. Antroji dalis yra pasiruoštos kalbos. Tai yra, kada žmogus pagal klubo metodinę medžiagą ruošiasi kalbas. Namie turi 2 savaitės, mėnesį laiko
kažkas galbūt ir naktį, tik, prieš naktį, bet iš esmės yra medžiaga konstruktyvi, kad tu turi pasiruošti ir tada ateini klube ir ją pasakai visiems ir tavo kalba jau tada trunka nuo 5 iki 10 minučių. Yra normalus laiko išbuvimo scenoje tam, kad tu perėtum visą savo, tarkim, kažkokias tai baimių stadijas ir galėtum plėtoti savo įgūdžius. Ir trečioji dalis tai yra grįžtamojo ryšio. Tai grįžtamo ryšio dalyje mes mokomės įžvelgti, ką kiti daro, liktais galbūt ne taip gerai, kaip reikėtų. Tada mokomės tą žmogų pataisyti, jam pasakyti, kaip reikėtų pagerinti. Ir toksai 3 valandos ir praktiškai kiekviena valanda turi po tą vieną dalį ir susirenkam ir vieni iš kitų tame klube mokomės. Apie tai ir yra visas Toastmasters Klaipėda. Ir aš žinau, kadangi ir pati buvau narė, ten yra įvairios rolės, vaidmenis, tai galbūt irgi trumpai papasakok apie tai. Tai kadangi, matai, turi ir klubas rolės ir vaidmenis ir vakaras. Tai jeigu mes kalbėtume apie patį klubą, tai klubas turi tarsi, tai yra kaip ir nepelno siekianti organizacija, bet iš esmės jisai turi kaip ir visą įmoniai reikalingą valdymo struktūrą. Tai yra prezidentą, iždininką, už viešuosius ryšius, už narystę atsakingus asmenis ir taip veikia klubo valdyba. Ir yra viena iš esminių taisyklių, kad klubo prezidentas ir visos kitos rolės, kurios yra klube, kas metus turi pasikeisti. Tai yra visi turi susirotuoti ir ateina nauji žmonės ir tada kiti gali išsibandyti klubo valdymą. Tai čia mokomės lyderystės. O jeigu mes kalbėtume apie jau klubo vakarą, tai vėlgi yra vedėjas, yra ekspromtų sesijos vedėjas, seržantas, grįžtamojo ryšio gramatikas, žodžiu, vertintojai, viso vakaro vertintas. Tai vėlgi yra rolės, kuriuose žmogus gali save išsibandyti ir įstojęs į klubą, jame pabuvęs tu gali tapti vakaro vedėjų ir išbandyti save vakaro vedėjų amplua ir paskui po kiek laiko vėl tobulinti tai ir žiūrėti, kaip tau gaunasi. Pats Toastmasters klubo tas principas, jisai egzistuoja visame pasaulyje, ar ne? Tai kaip tu nusprendei, kad būtent šio klubo reikia čia, Klaipėdoje? Aš galbūt nenusprendžiau, kad šito klubo reikia čia, Klaipėdoje, aš nusprendžiau, kad šito klubo reikia man. Tai mokykloje, universitete gal labiausiai kažkaip pasireiškia, labai bijojau kalbėti viešai. Man ten pieštukai lūždavo, žodžiai dingdavo, nelaukdavau. Bet kai baigiau universitetą, supratau, kad jeigu aš noriu eiti į gyvenimą ir noriu kažko čia jame pasiekti, turiu išmokti kalbėti viešai ir nebebijoti tų žmonių, žiūrėti jiems į akis ir laisvai kalbėti. Ir tada susiradau dar bendraminčių ir mes pas manęs kambarį, ten 14 kvadratų bute, pasistatė kamerą priešais save. Vat panašiai kaip čia dabar. Buvom 3. 2 draugai ir aš, ir vienas sako žodį ir atsistojęs turi kažką kalbėti, ten 2 ar 3 minutės. Ir mes taip kalbėdavomės ir paskui žiūrėdavom į kamerą, kaip mums sekėsi. Tie pirmieji kartai atrodė baisus, bet paskui prisipratom ir tada žiūri, kad tai, ką tu išgyveni viduje, lygtais kamerai to ir nesimato. Pasidarė nebebaisu, tada pradėjau pasakot, ką mes čia darom, pradėjo daugiau žmonių eiti tą mano kambarį, jau čia žiūrim, kad mes ir nebetelpam tam kambarį. Ir tada atsirado galimybė persikelti į jaunimo erdves. Jums davė nemokamai patalpas, o mes turėjom tenai daryti viešo kalbėjimo mokymus. Ir aš tada sugalvojau tokį klubą Šnekučiai. Ir jisai gyvavo 3 metus ir jisai visas buvo paremtas ekspromtu. Ir mes ten ekspromtom ir jau paskui pats pradėjau važiuoti vaikų stovyklas, kažkokias paskaitėlės vesti. Bet tada pamačiau, kad aš viską sustatau ant ekspromto. Ir kartais būna, kad ekspromtas labai gerai važiuoja, o kartais būna, kad ekspromtas nevažiuoja. Ir tu gali tiesiog, nėra žodžių, nebežinai, kur toliau nueisi ir tu toks pasimeti. Ir supratau, kad reikia struktūros, reikia metodologijos. Ir pradėjau žiūrėti, kas tai galėtų duoti. Ir atradau taip Toastmasters, kad yra toksai formatas. Ir tada supratau, kad jo man reikia, bet tam, kad įsteigčiau klubą, reikėjo surinkti 20 narių. Tai ėjau, pasakojau žmonėms, visi dar turėjo nario mokestį susimokėti. Tai dabar jau aišku, tu gali ateiti, pažiūrėti, kaip tai atrodo ir žmogus sprendžia. O tada tu tiesiog visiems pardavinėjau idėją, bet taip norėjau ir degiau.
kad per kelis mėnesius suradau tuos 20 žmonių ir mes parašėm ten oficialų laišką, įdėjom pinigėlius į voką, išsiuntėm į Ameriką ir gavom tada leidimą atsidaryti čia Klaipėdoj Toastmasterių klubą, kuris netgi pats juo ir didžiuosi ir esu nustebęs, kad tiek daug metų jisai gyvuoja ir yra toksai populiarus ir iš esmės plečiasi. Ir vis ateina naujų žmonių. Na, o Julija, tu pasidalink, kaip prieš tos 5 metus, kaip ir kodėl nusprendėjai prisijungti. Ir jau šiek tiek paminėjau, ką tu iš to klubo jau dabar gavai, išsineši ir kaip tu plėtoji tai, bet galbūt pati plačiau papasakok, kaip tu pati pasikeitėjai, būtent būdama šiame klube, ką tau jis suteikia. Aš buvau atsikrašęs į Klaipėdą iš Vilniaus ir visiškai neturėjau čia draugų. Tai mano vyras sako, yra toks Paulius ir čia kažkoks yra viešo kalbėjimo klubas, gal tai būtų visai įdomu. Tai kaip ir ne visai jau dėl viešojo kalbėjimo man norėjosi Klaipėdoje draugų susirasti. Bet kita vertus, truputėlį vesdavau šiek tiek visokių konsultacijų, tokių mini mokymų, Facebook, Instagram komunikacijos tema ir net neabejojau, kad ten tikrai yra ką taisyti. Tai buvo nebeklausimas, aš nuėjau ir patį pirmą vakarą man buvo labai aišku, kad reikia čianais lankyti ir galima bus daugybę dalykų išmokti. Ir realiai per šitos 5 metus, per šitą kelionę, kas nutiko, tai viena vertus tikrai gerėja tie viešojo kalbėjimo įgūdžiai, bet kita vertus klubas turėjo tokios galios man kažkaip parodyti ir stumtelėti mane link to, kad žinai, tu irgi gali mokyti kitus žmonės. Jeigu ne šitas klubas, aš nemanau, kad aš būčiau tapusi viešojo kalbėjimo mokytoja. Net ir su kažkokiais daugiau mažiau gerais įgūdžiais savo komunikaciniais. Tai jisai tikrai gali ir turi galę tokio pasitikėjimo savim įpūsti ir netgi jeigu žmogui šiek tiek kažko trūksta, jisai taip švelniai stumteli tave ir tu eini. Gal galite abu pasidalinti, ką pastebite klubo nariuose, jų kokia būna transformacija, gal kažkokie įsimintiniausi pavyzdžiai, pavyzdžiui, ir kaip atrodo tų žmonių pirmosios kalbos ir jau, nežinau, 5 kalba pasiruošta, ar tai ten 10, ar kažkelinta. Tiesiog jau nebe pirmos kalbos, o jau kai žmogus turi praktikos, kai jisai nuolatos tai lavina, tai apie tas transformacijas papasakokit. Aš galiu pasidalinti tokią pakankamai šviežią istoriją, tai savo vyro Edmundo istoriją. Jisai atėjo į klubą prieš 1,5 metų ir jam užtruko maždaug 15 mėnesių pasakyti 10 pasiruoštų kalbų. Ir labai ryški ta transformacija. Kai žmogus pirmą kartą sako pasiruoštą kalbą scenoje, matant 30-40 žmonių, jisai dažnai sako žiūrėdamas į tekstą, labai ryškiai matosi susijaudinimo požymiai, tokie kaip drebančios rankos, kartais kojos, kartais virpa šiek tiek veidas ir tas balsas virpa. Ir po truputį galima matyti, kad kai žmogus nužygiuoja iki 10 kalbos, yra kaip diena ir naktis. Susijaudinimo visi požymiai yra gerokai mažesni, o kai kurių nebesimato iš vis. Pasitikėjimas savimi yra jau visiškai kitam lygmenį ir niekas nesako, kad ten jau kažkaip mes tobulai visą tai darom, nes viešojo kalbėjimo kelionė jinai apskritai neturi paskutinės stotelės, jokios galutinės. Čia mokytis ir mokytis. Tačiau pokyčiai yra tikrai labai ryškus. Ir ypatingai pas tuos žmonės, mesgi turėjom dar ir Giedrių, Simoną mūsų klube, kurie jie pasiryžta. Nėra kas liepti, galima tik pasididžiuoti. Bet noriu pasakyti tai, kad tie, kas pasiryžta ir taip eina tuo keliu disciplinuotai, tai jie gan greit pamato pokyčius ir tikrai labai galima pasidžiaugti už juos. Jo, aš irgi per savo 13 metų karjerą šitame klube, tai mačiau daug žmonių, kurie ateina, ten pirmus kartus dreba, bijo kalbėti. Ir praeina pusę metų, metai ir jie eina į tą sceną, veržiasi jau patys ir mėgsta jie būti, mėgaujasi. Ir aišku, kiekvienam žmogui vis kažkoks viduje kitoks įvyksta pokytis, suvokimas, kodėl jis taip persivertė. Aš ir pats atsimenu, kai pradėjau, dar šnekučiai buvo ir važiuodavau vaikams pasakoti, ten irgi bijodavau, jaudindavausi.
ir pašnekėdavau kažką jiems ir jie po to prieina prie manęs, sako, aš norėčiau taip kalbėti, kaip jūs šnekat. Ir man tai būdavo, wow, galvoju, negi taip iš išorės visai, tai mes turim tą viduje kažkokį, tai savo įsitikinimą susikūrėm ten kažkokių tų iliuzijų pasaulių, patys savęs stabdom, o iš esmės reikia ką daryti? Nestabdyti. Taip, nestabdyti. Tai va, nestabdom. Jau užsiminėt abu, kad dažniausiai matosi, kai pradeda žmogus kalbėti, sakyti savo pirmasias viešasias kalbas, ta tokia baimė, nepasitikėjimas ir panašiai. Tai klausimas yra susijęs su tuo, viešasis kalbėjimas, viešojo kalbėjimo baimė turbūt didžiausia, viena iš didžiausių fobijų apskritai. Kaip galvojate, kodėl? Čia yra labai, žinai, čia iš tikrųjų yra toks truputėlį ironiškas momentas. Realiai šiaip mes nebijom kalbėti. O mes čia dabar sėdim, mes nekalbėti bijome. Ir kaip prieš auditoriją mes ateinam. Kalbėti mes visi kalbam kiekvieną dieną. Realiai ko mes bijome? Mes bijome kitų žmonių vertinimų. Šitą laidą žiūrės žmonės ir vieni iš jūs galvos, o, wow, kaip įdomu, čia kokie įdomus pašnekovai. Kažkas tai galvos, nelabai patinka kaip atrodo, o gal ten nepatinka balsas. Maža ką. Bet esmė yra tokia, kad mes labiausiai tai bijom to vertinimo. Mes bijom būti atstumti, mes bijom nepatikti žmonėm. Va, iš kur ateina tas toksai... Čia evoliucijos padovanota mums dovanėlė. Norėjau sakyti, jeigu atsimenat, bet aišku, neatsimenat. Bet galbūt iš vadovėlių atsimenat, kad gentinėje visuomenėje, jeigu esi išspiriamas iš genties dėl kokių nors savo savybių, greičiausiai tu pražūsi. Vienas, be genties. O dabartinėje visuomenėje, 21 amžiuje, gyvenant ES nuostabioje valstybėje, nebūsi išspirtas iš visuomenės, net jeigu susimausi scenoje ir panašiai. Tai čia vat yra toksai įdomus momentas, kad man atrodo tiesiausias kelias į baimės nugalėjimo, šitos sceninės baimės ir yra šito požiūrio keitimo, kad na ir kas, kad mane vertins, na ir kas, kad aš patiksiu ne visiems. Jeigu aš einu su savo žinute, su savo verte, kurią noriu auditorijai perduoti, viskas bus daug maž gerai, o kažkam, kad nepatiks, yra normalu. Jo, dar taip iš asmeninės prizmės dar pažiūrėčiau šitą klausimą, tai aš asmeniškai mokykloje labai vertindavau kitus žmonės. Žiūrėdavau ir apie kiekvieną turėdavau savo nuomonę ir kažką atrasdavau. Ir tada, kada aš atsistodavau prieš juos, man automatiškai įsijungdavo viduje tas klaustukas, o kaip jie dabar mane vertina, kaip aš čia dabar atrodau. Ir aš tada, aišku, tik nežinau, kaip ir mokiausi, ar tas ateina su amžiumi, bet iš esmės mokiausi išjungti tą viduje žmonių vertinimą ir suvokti, kad visi žmonės yra vienodi iš esmės ir nebeskirstyti jų nei ten pagal aprangą, ne pagal išvaizdą, nei pagal kalbėseną. Ir tada, kai tie visi žmonės susilygina, kaip pats išeinu dabar į auditoriją, nebėra to klausimo viduje, nes tu galvoji, kad ir kiti žmonės apie tave, taip galvoja, kaip ir tu apie juos ir tada nesikerta, o kada nepasineri savo vidinį dialogą, tada tu gali dirbti ir kalbėti su auditorija ir tau jisai nebetrukdo. O galbūt turite kažkokių tai praktinių patarimų žiūrovams, kas jums patiems veikia, bent jau pradžioje, kai tiek praktikos neturėjote viešai kalbėti, kas padėdavo nugalėti tą baimę? Gal turite kažkokių apskritai patarimų tiek savo, tiek kitų klubo narių? Man patinka šito vietoj paralelė su kitom baimėm. Pavyzdžiui, aš žinau, kad vorų baimė, turi vorų baimę? Nemalonu. Aš turiu didžiulę vorų baimę. Tavo žmona turi labai didelį. Jo, bet aš dabar galvoju, jo nebijau, bet žinai, uždėtų man čia didelį vorą, man nebūtų malonu. Bet aš jo nebijau, aš galėčiau paimti ir nunešti. Ok, yra toks dalykas, kad yra žmonių, kurie, aš, pavyzdžiui, turiu baimę, bet jeigu ten būtų prie audriaus kojų kažkur, gal tiek to, dar būtų visai nieko, bet žmonės bijo. Ir yra per kelias valandas šita baimė truputėlį arba pereinama, arba apskritai sumažinama ir tai yra daroma taip, kad, pavyzdžiui, mažinamas atstumas tarp voro ir žmogaus. Tuomet, pavyzdžiui, voras yra po gaubtu ir žmogus jau taip visai arti to voro. Tada kita stadija yra pabandyti tą vorą paliesti arba netgi užsidėti jį savo ant rankos. Dabar, kai kalbu, galvoju, jau geriau čia būtų 1000 žmonių negu voras man ant rankos. Bet žodžiu, esmę supratot.
link tos baimės reikia eiti ir gali būti, kad teks kartoti šitą terapiją, ar tai būtų vorai, ar tai būtų vairavimas, ar aukščio baimė, gal greičio baimė. Bet man atrodo, niekaip kitaip jos ir nėra nugalimos, kaip tiesiog ėjimas po truputėlį atsargiai į tą baimę ir stengimasis joje įsipatoginti. Tai aš asmeniškai neatsimenu jokių ten super duper triukų, kad aš būčiau naudojus, kai sakydavau savo pirmasias kalbas. Aš tiesiog stengdavausi įsipatoginti tame. Ir kuo dažniau mes tai darom, tuo iš tikrųjų mums ir darosi patogiau. Kaip manai, Pauliau? Nu kažkaip taip. Aš galvoju, aš ką naudodavau pradžioj, tai būdavo, gal į akis stengdavausi nežiūrėti, į pirmą eilę ypač. Bet man kažkaip gyvenimas taip duodavo iššūkių. Mano tie pirmieji viešieji kalbėjimai, tai pirmas buvo prieš 2 žmonės, kada tu neturi kažkokios galimybės. Tada toks buvo vienas oficialesnis jau vakare, kaip tam nepažįstamų daug žmonių prie ir panašiai, ir turėjau kalbėti ir likus pusvalandžiui, bevalgydamas burokų salotos, nusilaužiau priekinį dantį visą ir ėjau be danties priekinį kalbėti. Labai jau. Jo, tai tasai vėl kažkaip viduje suveikia. Tai galbūt per tą praktiką supranti, kad būna, kad ir susimauni, ir kažkas atsitinka, bet vis tiek kažkaip išsirutuliuoji, niekas čia ilgai tavęs neprisimena, neužstringa, viskas tiesiog sraute plaukia ir nuplaukia. Tau yra tai reikšminga ir svarbu, bet aplinkai tu esi tiesiog vienas iš milijardo ir jie pasižiūrėjo į tave, kažką pasiėmė, ko jiems reikia, arba nepasiėmė ir gyvenimas toliau tęsiasi. Tai mes kartais gal patys per daug save sureikšminam tame viešajam kalbėjime, kad tavo tos žodis čia turės kažkokią tais išliekamą vertę ar ten ilgalaikę pasiekmę, bet iš esmės jis yra skirtas tam kartui, tą emociją sukūrė ir viskas ir važiuoja toliau ir tada tu eini toliau kurti tą emociją ir tą nešies ir tada kažkaip su to lengvesniu požiūriu viskas ir lengviau gaunasi. Tai apibendrintai iš to, ką jūs pasakėte, tokie pagrindiniai patarimai tai būtų suprasti, kodėl mes einame kalbėti, ką mes norime pasakyti, susifokusuoti į tą esmę, o ne į tuos kraštutinius dalykus ir žmonių vertinimą ir tiesiog praktikuoti tai daryti. Ir aš pati pasidalinsiu savo patirtimi Toastmasters klube, tai aš pati dirbau ilgą laiką žiniasklaidoje ir tekdavo kalbėti priešais kamerą ir turbūt stebėdavo kur kas daugiau žmonių per televizoriaus ekranus, bet streso jokio nejausdavau ir buvau tai pripratusi daryti, bet kai aš atėjau į Toastmasters klubą ir man reikėjo pasakyti savo pirmą kalbą prieš auditoriją, tai buvau pamiršusi, ką tai reiškia, nes turbūt paskutinį kartą tai buvau dariusi mokykloje, universitete ir panašiai. Ir iš tikrųjų, ir prakaitas išpylė, ir atrodo, ir ta auditorija susiliejo ir visa kita. O paskui jau antra, trečia kalba kažkaip jau buvo laisviau, tai tikrai pritariu jums, kad reikia praktikuoti. Ir iš to taip pat iškyla klausimas, ar kalbėjimas gyvai prieš auditoriją ir pavyzdžiui tose pačiose socialiniuose tinkluose ir panašiai, ar yra skirtumas tame ir koks pagrindinis skirtumas, kai mes dalijamės, pavyzdžiui, pasiėmė telefoną, story daro mane, arba ir kai mes stovim priešais auditoriją, kai mūsų stebi gyvi žmonės, kuriuos mes matome. Story gali perfilmuoti iš kelių kartų. Bet galbūt laivą darom. O jeigu laivas? Laivas. Su laivu turiu praktiką tik vieną kartą sudaręs, tai nežinau, bet šiaip, aišku, skiriasi. Tai auditorija yra gyvas bendravimas, tu matai iš karto reakciją. Tai socialiniuose tinkluose tu gali kažką pasakyti, kažkas gal pamatys, nepamatys, nežinai, jisai taps viral, ne viral, kaip jisai išsiplėtos, o čia tu vis laiką esi ryšyje. Ir kuo dar gal papildyčiau prieš tai buvusią temą Toastmasterių auditoriją, aš metams bėgant supratau ir man pačiam išsivystė toksai kaip ir įgūdis, kad tu matai tos žmonės,
kalbančius ir tu visą laiką nori, kad jiems pasisektų. Nu, tavo toks tikslas. Jeigu jam nesiseka, tu jį pamokai, bet tu žiūri jį ir matai tokį tikslą ir nori, kad jam sektųsi ir džiaugiesi kartu su juo, kai jam sekasi. Ir tie žmonės yra ganėtinai aktyvūs. Ir dabar prieš kelias savaitės, žiūriu, ten Tadas spaudoja, viena mergina per televizorių kalba, Julija daro mokymus, tu laidą vedi. Aurimas kažkokią kalną lipa, Mantas Rebalius važiuoja iš Vokietijos iki Gibraltaro ir atgal su dviračiu. Ir tu stebi tos žmonės ir tu džiaugiesi už jų tą veiklą ir jie tam liktais ir ne tavo, gerai, su vienais yra artimesnis, šis klinis tolimesnis, bet už visus džiaugiesi ir nori, kad jiems sektųsi. Tai labai saugi terpė yra tos masterio auditorija mokytis, nes jeigu tu tenai ir susimauni, ar tau nepavyksta, tai žinai, kad jie tavęs nepasmerks, jie tau ateis ir papasakos, kaip galėtų viskas būti geriau. Ir kai tu prisipratini, nes būna kartais žmonės sako, aš pripratau prie tos masterio auditorijos, bet aš išėjau kitą auditoriją ir man vėl viskas iš naujo ir aš vėl turiu baimę. Iš esmės ateina vis tiek tas momentas, kada jau tu ir čia pripranti, ir ten pripranti, tai tu turi praktikuoti ir prie kitos auditorijos, tai nes visos auditorijos yra, iš esmės jos jeigu atėjo ir tavęs klausyti ir tave žiūri, tai reiškia, joms yra įdomu ir tu joms turi duoti. Ir viskas, o ten apie savo baimės pagalvosi jau po to, kai pašnekėsi. Tai kuo skiriasi tas kalbėjimas, kai tu matai tas žmonių reakcijas, jų veidus gyvai, nors jų galbūt yra daug mažiau negu, tarkime, ir mūsų laidą žiūrės ar ne per YouTube, bet mes tų žmonių dabar nematome. Tai mes realiai bendraujam dabar su ateitimi. Mes filmuojam šiandien, o žmonės žiūrės po kažkiek tai laiko. Tai realiai, ko mes, kaip kalbėtojai, netenkame šitą vietoj, kaip ir Paulius minėjo, atgalinio ryšio ir galimybės į tą atgalinį ryšį reaguoti ir kažkaip, pavyzdžiui, netgi keisti savo kalbos tėkmę. Ką, pavyzdžiui, tikrai labai lengva daryti mokymus vedant. Vedi mokymus, žiūri, kad auditorija visa krypsta kažkur, labai nori apie jaudulį kalbėti, o tu galbūt šiandien net nelabai planavai tą daryti. Okei, jums taip svarbu jaudulys, važiuojam į jaudulio temą. Suprantate, yra tikrai privalumų su ta auditorija bendraujant gyva, bet yra, pavyzdžiui, kalbant apie online turinio filmavimą, tai ten atsiranda kiti reikalavimai, pavyzdžiui, tie patys reelsai. Formatas yra visiškai kitoks negu gyvas bendravimas, čia nebėra laiko apšilimui, čia nebėra laiko santykių užmezgimui, iš karto įsijungi į telefoną, transliuoji esmę. Šiandien aš jums pasakysiu ABC ir pabaigsiu XYZ. Turi būti tikslus, lakoniškas, aiškus, visiškai vėlgi. Turi užkalbėti ir išlaikyti dėmesį, nes gyvai esant, ten neatsisto žmogus neišeis. Ne, čia tave nuskruoja, nori perjungi viskas ir tavęs nebėra. Tai paėmus. Nors tie gyvi išėjimai, jie yra labai įdomus dalykas, jeigu yra tekę kada patirti, kai, pavyzdžiui, sakai kažkokią kalbą ir pradedi matyti, kad išeidinėja žmonės, visokių minčių kyla. Ar čia į darželį reikia vaiko paimti? Ar čia taip blogai aš kalbu? Man visada, žinai, norisi tokį dalyką pasakyti, kad neatrodytumėm kažkokie super šaunuoliai čionais. Nežinau kaip Paulius, bet aš asmeniškai jaudinuosi iki šiol. Prieš mokymus gal mažiau, bet prieš kalbas, pranešimus, renginius, kur yra irgi noras didžiulis sukurti vertę, kad auditorija išeitų kažkaip pasikeitusi, kažkokį galbūt fainą pokytį pasidariusi, kad liktų kažkoks tai įspaudas auditorijoje. Tai aš asmeniškai jaudinuosi ir... Bet tu dėl renginio jaudinės daugiau, ne dėl baimės. Aš dažniausiai jaudinuosi dėl to, ar man pavyks. Dėl viso produkto. Ar man pavyks padaryti tai, ko iš manęs galbūt tikisi, dėl ko čia žmonės atėjo. Aš turiu labai ryškų prisiminimą, prieš pusę metų vyko Toastmasterių apdovanojimai, jūs juose buvot. Įsivaizduokit, savaitę iki apdovanojimų. Viskas yra paruošta iš techninės pusės, programa, scenarijus sustatyta, visi žino, kas ką turės daryti komanda, su garsistai, su viskuo viskas suderinta. Žodžiu, aš rūbus turiu pasiruošus batelius, viskas ok, aš žinau, kaip vesti renginį, turiu savo žodžius pasiruošti. Svoriu priaugai. Blogiau, Pauliu. Šeštadienio vakaras, sėdim namie labai ramiai, žiūrim filmą su vyru. Ir aš pradedu jausti,
kad kažkas yra ne taip. Ir aš galvoju, okei, iš kur aš čia dabar ištraukiau, iš kur aš čia dabar sugalvojau, kad aš tą renginį galiu vesti. Aš to gyvenime nedariau, aš tokios patirties neturiu, toje scenoje nestovėjau, prieš tiek žmonių nekalbėjau. Prasideda abejonės jau. Visiškos. Ir prasidėjo toks vidinis sabotažas, kur man pradėjo kilti klausimų, kodėl man nieks nepasakė, kodėl nepasakė Paulius, kodėl nepasakė mano vyras Edmundas, kad hei, ką tu čia sugalvojai, tu negali to daryti, tu dar nepasiruošus. Ir aš esu patyrus kažkada panikos priepuolį. Tai tikrai žinau, kad tai nebuvo panikos priepuolis, bet požymiai buvo jau į tą pusę, kur kvėpavimas taip jau, žodžiu, mano vyras buvo šalia, tai jis mane gerokai apramino, bet man tas vakaras buvo labai labai sunkus, nes, jo. Tai bet viskas mūsų galvoje. Taip, bet tai yra normalu ir tai mūsų tokia vienijanti savybė ir niekad, aš nežinau, aš negarantuoju, kad man tai yra paskutinis kartas, kad man taip nutiko. Gali būti, kad taip nutiks ir ateityje. Tai aišku, galima mokytis su tuo dirbti, galima mokytis, kaip reaguoti į panikos priepuolius ir su savimi iš naujo susitarti. Bet man labai svarbu yra ištransliuoti tai, kad nesam mes kažkokie super antžmogiai, kurie iš vis nejaučia to jaudulio ir neabejoja savim. Irgi tai yra kelionė. Kartais pasiemam tokių projektų, kurie yra didžiuliai iššūkiai, atrodo bandom atsikasti daugiau negu galvojam, kad galim ir tada žiūrim, kaip bus. Jo, ir kartais būna pats papuolė tokias situacijas, tarkim, važiuoji, kažkas pasikviečia ten ar apie vieškalbėjimą, apie keliadrystę papasakot. Atvažiuoji ir auditorija būna gyva, jie tave valgo, kiekvieną tavo žodį dalyvauja diskusijoje ir viskas jiems įdomu. Ir būna, kur nors pasikviečia, kokius, tarkim, nevertinam, bet atvažiuoji, kur visi supranti, kad auditorija yra atėjusi tik dėl to, nes jiems liepia ateiti ir ne vienam nėra įdomu. Ir tu pradedi kalbėti ir tu matai, kad jie yra negyvi ir jiems yra niekas neįdomu, jie neturi klausimų ir tu bandai juos sudominti ir tada jau taip sunkiai dirbi su jais. Tai išeini, praktiškai turinys tas pats, viską padarai tą patį, bet tavo pojūtis visai yra kitas. Tu čia mėgavaisi, o čia dirbai. Tai... Tu jau pradėjai kalbėti apie tai, ko aš ir noriu dabar paklausti, apie tą, kaip sudominti auditoriją, kas yra gera, įdomi kalba ir kaip jai tinkamai pasiruošti. Tai visada asmeniniai dalykai, žinot apie ką kalbės, ar dalykinė kalba, ar kažkoks pasakojimas, bet šiaip iš esmės asmeninė kalba ir kada žmogus kažkiek gali prisigretinti prie savo gyvenimo, kažką paimti ir jame panaudoti, tada jisai klausosi ir aišku, paslaptis, kažkokios myslės, pajokavimai, tas viskas įtraukia ir pakabina žiūrovą, bent jau aš taip galvoju. Dažnai žmonės galvoja, kad tai tobula kalba, tai reikia ten tobulai turinį susistatyti, įtraukti įvairiausius ten elementus į tą turinį, tada reikia apgalvoti visą kūno kalbą, balsą ir taip toliau. Bet čia yra tokie papuošimai. Visuma laimi. Dažniausiai nėra kažkokio... Asmeninės istorijos visiškai sutinku su Paulium ir yra nuostabiausia žiūrėti į kalbėtojus, kurie gali nieko nežinoti apie viešai kalbėjimą ir visus tos instrumentus, kuriuos mes žinom. Bet jeigu jie kalba apie tai, kas jiems super įdomu, super patinka, super svarbu, galbūt skausmą kažkokį tai savo vidinį papasakoja auditorijai, didžiai daugumai surezonuos, o jeigu surezonavo auditorijai, tai tu laimėjai viską. Ta prasme, ne technika šitoje vietoje lemia dalykus, o gebėjimas sudominti, bet tada, kada tau pačiam yra labai įdomu, ką tu šneki. Jo, čia gal toks lipimas ant grėblio, kai tu sugalvoji, kad yra 10 viešo kalbėjimo taisyklių, kurias aš išmoksiu ir, aišku, yra tų dalykų, kurių reiktų nedaryti, bet jeigu tą bazę tokią praeini, ten toliau daug gali improvizuoti. Tai kokių dalykų nedaryti? Pavyzdžiui. Ne, tai žiūrėjimas į grindis arba į lubas nesukuria ryšio, nusisukimas nuo auditorijos, ten kalbėjimas tyliai, parazitiniai žodžiai. Aišku, su parazitiniais žodžiais yra sudėtinga, nes jie prie tavęs prilimpa ir tu pats nežinai, kad jisai yra, kol tau kažkas iš išorės nepasako. Visokios uždaros pozicijos, kai ateinam ir visaip suneriam taip rankas, tai mums patiems sunku kalbėti ir auditorijai sunku klausytis. Tai tu, jeigu nedarai, jau esi... Jau bus labai gerai. Normalus kalbėtojas. Jau užsiminėt apie kūno kalbą.
apskritai viešai kalbant yra labai daug sudedamųjų dalių. Atrodo, jeigu tu esi pradedantysis, tas viešas kalbėtojas, oratorius, ar ne, tai atrodo, turi pagalvoti ir kaip tu atrodai, ir kaip tu judi, ir kur tavo žvilgsnis, ir palaikyti tą kontaktą su auditorija, ir galvoti, ką tu nori pasakyti, ir dar įdomiai pasakyti. Na, žodžiu, labai daug sudedamųjų. Kaip nepasimesti, nuo ko pradėti, kaip apie viską kažkaip tai, nežinau, apgalvoti, sugalvoti ir dar, kad būtų įdomu, o dar sugebėjimas pajuokauti. O, wow. Tai, Sandra, tu čia išvardinai, žinai, visą tą amplitudę, kurios realiai mes mokomės visada. Tai mes ir pradedam po vieną. Jeigu atėjo žmogus pirmą kartą nori išmokti kažko ir mes jam užduosim 10 užduočių ir sakysim, visas 10 įvykdyk. Nu, tai aišku, kad labai sunku. Tai kaip ir šokyje, iš pradžių išmoksti kažkokį bazinį žingsnelį. Tada jau keliauji, gal tik kojom, tada jau tik tai rankom, ne? Tai jeigu šokio metaforą paėmus. Viešojo kalbėjimo kontekste yra toks dalykas, kad pradedi pradžioje nuo turinio. Kurti paprastą tekstą, tiesiog. Ir tada po truputį gali pradėti keliauti. Ir link balso, link kūno kalbos, ir tada jau tokios advanced technikos kaip humoras, spontaniškas humoras, interakcija su auditorija, kur tu nesi tikras, kaip čia gausis ir net nekontroliuoji pilnai. Bet pažingsniui reikia eiti tikrai ne viską iš karto. Tai aš visada labai žaviuosi tais kalbėtojais, kurie tikrai moka gerai, skoningai pajuokauti ir kai moka prajuokinti auditoriją, bet asmeniškai man per humoro prizmę tikrai nepavykdavo bandyti kažko. Atrodo, kad aš natūraliai taip pasiruošti nesugebu. Tai gali būti tiesiog draugų ratas, kur mes vienas kitą pažįstam ir iš to gaunasi kažką tokio pasakyti nuoširdžiai juokingo. Bet kalbant apie viešasias kalbas, tai atrodo, tu bandyk, kiek tu nori, neišeina sugalvoti, kaip būti skoningai ir tam tikrose ribose juokingam prajuokinti auditoriją. Ar iš viso to įmanoma išmokti? Ar tai tiesiog duota? Net nežinau, net kartais būna, gali pasiruošti kažkokį tais juoką, jį pasakai ir supranti, kad tau tik vienam juokinga, arba būna, sakai kalbą, kur neturi būti niekas neturi juoktis ir auditorija pradeda kautoti, nes tai yra juokinga. Tai, nežinau, be abejo, būti stand-uperiu, turim klube dabar porą ir tokių, tai manau, kad čia jau toksai kaip galbūt ir mena. Žmogaus gal toks būdas, ne? Tu turi žiūrėtis ir tavo charizmą ir tai, ką tu šneki, bet jeigu esi šiaip kalbėtojas, tai aš manau, kad su laiku, kai tu esi atsipalaidavęs, tu šneki ir tas humoras automatiškai persiduoda į auditoriją. Šiaip nežinau kodėl, bet žmonės labai mėgsta, jeigu taip nori patraukti auditorijos dėmesį, tada humoras į save ir kad tau kažkas labai arba nesiseka, arba save sumenkinti prieš auditoriją ir tada visiems kažkaip tampi savas. Auditorija nemėgsta tų žmonių, kurie save iškelia kažkaip ant pjedestalo. Jie mėgsta, kad būtum paprastas ir būtum toks kaip, žmogus būtum, ne supermenas. Aš kadangi pati mokausi juokauti irgi, tai žinau, kad lygiai taip pat irgi yra etapai. Kaip kalbėjom apie viešai kalbėjimą apskritai, tai galima pradėti eiti etapais. Ir pirmas etapas, Paulius jau paminėjo, yra tiesiog juoktis iš savęs, nes tai yra saugu. Ir tokiu būdu mes neįžeidžiam kitų žmonių. Ir tą pradėti daryti net ne scenoje, o buityje. Ir pradžioje tai, juokiesi iš savęs. Tada, kadangi čia yra buitis, tai aš jau preziumuoju, kad tai yra aplinkui, yra saugi aplinka ir draugai, galima bandyti traukti per dantį draugus, artimuosius, giminaičius ir irgi žiūrėti, kaip sekasi. Ir labai geras patarimas yra atsikabinti nuo noro būtinai prajuokinti. Tai pavyzdžiui, jeigu aš šiandien pabandžiau pajuokauti 5 kartus ir nė karto nepavyko, tai yra pakankamai gerai, nes, tiesiog aš treniruojuosi. Ir po truputį gali būti, kad šitas įgūdis išsivystys ir galima bus bandyti tai daryti scenoje. Ir aš irgi esu patyrus tai, ką Paulius sakė, kartais atrodo, šneku labai paprastą, normalų dalyką ir gaunasi, kad jo visi kvatoja. Tai čia ypatingai būna saldu, nes net neplanavom to padaryti. Tai linkiu, Sandra, kad
kad po truputį gautųsi. Ir tada ir pats džiaugiesi, kai pradeda netikėtai juoktis ir viskas taip natūraliau gaunasi. Va tas suvaidintas juokas arba pritemptas, jisai dar kaip tik būna blogiau, tada jau geriau be jo. O humoras toks yra, kartais tu jo turi, kartais neturi. Kuo tam daugiau duoda humoro? Tuo tau mažiau jo reikia? Ja. Šiaip, ko nerekomenduočiau daryti, tai naudoti ten prie užstalės dėdžių pasakytų anekdotų seksistinių, tai bent jau tiek pradžiai irgi. Ir žmonės labai jaučia, kai tai yra nenatūralu ir suvaidinta. Tai Pauliau, užsiminiai, kad buvo tokių momentų, kai kažką pasakai ir niekas nesijuokia. Kokių dar prisimenat tų vadinamųjų feilų? Kai kažką sakėt, nepavyko, kažkas ne taip, visien. Tavo patirtis 13 metų, ar ne, klube, tavo 5. Tikrai daug visko įvyko. Gal kažkas įsiminė, įstrigo tokio. Na, man yra buvę, kad šneku, ir galvoju, jo, ir žiūriu, kad tas užtruktukas, žinai, kelnių atsisegęs. Ir suprantu, kad neturiu vietos, kur dingt nuo scenos. Ir sakau, o dabar pabandykime visi suprasti, ką aš pasakiau ir užsimerkim. Visi užsimerkia ir ten kažką palei tą temą. Ten įsivaizduokime, kad tas, susitvarkau, atsimerkiam ir grįžom į kalbą ir, žinai, apvažiavom. Toksai, čia jau iš mano galbūt mokyklos dar yra toksai dalykas, su kai kuriais ginčiasi, kai kuriais ne, bet aš kažkaip propaguoju neatsiprašymą scenoje. Šalia. Jo, jeigu kažkas nukrito, išpyliai, tiesiog užkliuvai, nukrito, tiesiog tai vyko ir tavo pasirodymas tęsiasi. Esu vieną kartą tokio turėjęs labai pats savo pasikišau grėblį ir turėjau tokius mokymus, vedžiau ir viena iš mano pagrindinių temų buvo taip, kad jeigu tu nusprendai kalbėti pusvalandį, tu turi kalbėti pusvalandį. Ir ne kitaip. Nes tau už tiek sumokėjo, tu tą pusvalandį ten turi atkalbėti. Ir gavosi taip, kad po 22 minučių, kadangi auditorija nebuvo labai susidomėjus, nes jiems liepė ateiti, jie norėjo, kad kuo greičiau viskas baigtųsi. Po 22 minučių baigėsi mano visa medžiaga. Aš dar paprazavau kokias 4 minutės. Ir pradėjau kartotis ir man sakė kažkaip, gal nebevarg, žinai. Ir toks išėjau ir taip atrodo, kažkaip gerai viskas prasidėjo, ar ta tokia pabaiga, bet, žinai, turi būti ir blogų patyrimų, aš jau kažką tais pasimokai ir toliau eini toliau. Turbūt ir reikia tų klaidų, kad... Būna, ir tas yra pasitaikė tas baltas lapas vadinamas, kai tu stovi auditorijoje, šneki ir tau šast ir pasidaro tiesiog gerą. Ir tu atrodo, tokį įplauką ir atrodo, gali būti ir jie žiūri, tu žiūri jos. Nu, ne tai, kad gera, tai, kad tu teksto nebeatsimeni. Teksto nebėra, tu matai tą visą teksto struktūrą. Kodėl jį vadina baltų lapu? Nu, kažkaip atrodo, kad tu tiesiog nebematai, ką tu skaitei. Kažkur buvo raidės ir jų nebeliko. Man tai, kai tai buvo, tai aš nubėgau pas mamą ir apsiverkiau. Tai darželyje. Vidury eilėraščio. Bum, nebėra eilėraščio. Ir buvo antiek įskiepita, kad eilėraštis realiai yra tavo bilietas į dovaną nuo Kalėdų senelio. Ir jeigu pusė eilėraščio buvo, tai jo, tai atsimenu, labai apsiverkiau. Ir buvo man 4 metai, tai reiškia tikrai taip įstrigę, bet dovaną gavau, tai viskas tvarkoja. Mamo širdis buvo minkštesnė. Bet labiau per tos praktiškus irgi patarimus galbūt norisi, kad patartumėt irgi žiūrovams. Gal yra kažkokiu tai, tarkime, susipynė liežuvis, kas tikrai yra tikėtina ir žmogiška. Pamiršai, ką sakyti. Dar kažkokios kitokios klaidos. Tiesiog kokie yra praktiški patarimai. Ką esu pastebėjęs ir kur dažniausiai žmonės užkliūna, tai tada, kada bando visą tekstą išmokti mintinai. Nes, sudėtinga yra mintinai, tai kad būna kažką praleidžia, bando sugrįžti. Aš dažniausiai ruošiuosi planą, tada pasiruošiu, bet iš esmės tame plane tu vis laik daugiau mažiau esi eksprompte apie tai kalbi.
Ir jeigu tu kažką pamiršai ar tau susivėlė, nieko nėra baisaus, jeigu tu prieisi, atsidarysi savo planą, pasižiūrėsi ir eisi toliau. Tai tiesiog nereikia to labai sureikšminti. Jeigu tu pradėsi, oi, atsiprašau, aš pamiršau tekstą, koks aš nevykęs, dar kažką tai ir eisi pasižiūrėti, tas bus nefainiai. Bet jeigu tu kalbėsi, prieini, pasižiūri ir grįžai ir toliau kalbi, pusė žmonių nesuakcentuos to ir net nepastebės. Tai mes tą problemą dažnai savyje daugiau išpučiam, negu turi ten realios kažkokios baimės. Na ir neprisidaryti, aišku, skaidrių su tekstu. Ta irgi kažkaip žmonės mėgsta, prisirašo visą tekstą, tada dar taip neįskaitomai, tada atsisuka ir patys skaito visą. Tai nėra. Su auditorija visą laiką turi būti ryšyje. Ir jeigu tau nesiseka, bet tu esi su jais ryšyje, jie tave vis tiek palaikys ir priims. Šiaip baltas lapas turėtų neištikti, jeigu buvo pakankamai repeticijų. Čia yra vienas toks efektyviausių variantų, kaip išvengti balto lapo efekto, tai teksto pamiršimo. Pakankamai pasirepetuot, bet jeigu vis tiek tai nutiko, įkvepiam, iškvepiam, atsigeriam vandens, kaip Paulius sako, tikrai neatsiprašom, valio, natūrali pauzė, auditorija virškina, ką tik pasakėm, o tuo momentu, kol ten atsigersim, gali būti, kad tekstas grįž, arba prisiminsim kažkokią kitą vietą ir valio, ir kalbam nuo tos kitos vietos, nes auditorija niekada nežino, koks buvo jūsų planas, o jūs tiesiog kalbate toliau. Aš dar visą laiką turėdavau pradžioje, kai eidavau viešai kalbėti ir sukildavo jaudulys, nes jis būdavo sukildavo kažkokiu momentu ir aš jo nebekontroliuodavau. Kada? Aš turėdavau vis laik vieną žaidimą auditorijai, susipažinimo. Ir tik pradedu kalbėti, jaučiu, kad jis man kyla, o dabar visi poras ir pasikalba 2 minutės. Ir žmonės tada šnekasi, gal jie ten jau jaučia jaudulį, aš tada nurimstu ir grįžtam ir toliau judam. Tai čia už patirties triukai. Jo, tai tą dėmesį nubitinus. Atsimenu, kad tai buvo labai greitai užkilęs. Sveiki atvykę ir jaučiu kyla ir dabar susipažįstam. Tai buvo juokingai, bet kai tu tik tai žinai, auditorija to nežinai ir atrodo, kad taip turi būti ir visiems gerai. O jeigu toksai mažiau kontroliuojamas dalykas, tarkime, susipynė liežuvis, tai tiesiog apsimesti, kad to ir nebuvo, ar kažkaip pasitaisyti? Tęsiu toliau. Šitą dalyką mane išmokė muzikos mokykloje, nes muzikos mokykloje tekstas yra kitas, yra natos ir jų ten belenkiek yra tų natų. Ir stovi ant scenos, groji, bum, nebėra teksto, nebeprisimeni. Tai dažniausiai būdavo taisyklė tiesiog pradėti, kaip pas mus žodiniai kalboj nuo sakinio pradžios pradedi, tai tenais irgi, pavyzdžiui, nuo eilutės pradedi ir tiesiog vėl groji, o jeigu irgi pamiršai tekstą, nukeliauji iki pianistės ir pasižiūri į natas, nieko neatsiprašinėji, nepradedi iš naujo. Ir auditorija, jinai supras ir atjaus, todėl kad žmonės plius minus supranta, kad kas stovi scenoje plius minus jaudinasi. Ne, jeigu ten tau vienas žodis, ten koks Gibraltaras ar potencialas susivėlė, tu jį ten pakartoji. Tai čia iš vis yra mizė, čia net ne klaida. Mes žmonės. Jo, ten užsikirsti, užsikrenkšti. Atsikosite, viskas. Nekreipti dėmesio visiškai. Tai. Žinot ką, tarp kitko, jeigu ateina į sceną tobulas kalbėtojas, tobulas, ta prasme, nuo galvos iki kojų, yra nustatyta, kad žiūrovai kažkuriame etape jau jie pradeda nervuotis ir jie pradeda ieškoti, klausyk, kas su tavim negerai? Kur tu kažką blogai darai? Gal atsiras koks žodis parazitas, gal dar kažką. Nes, nemėgsta irgi auditorija ne tik tai save iškeliančių, kaip Paulius minėjo, bet ir tokių super šaunuolių, tobulų, ką jie niekur neklysta tas žmogus, kas jam? Tas klaidelės, netgi jos yra žavu. Sakyčiau, galima net su jom laimėti auditoriją kartais. Tai labai taip artimo kiekvienam. Mes rezonuojam su tuo, nes mes kiekvieną dieną patys visą laiką susimaunam. Tai... Ir tas žmogus gal savo auditorijų, kur sėdė, gal irgi jau tokį turėjo, klaidą kažkada tais ir tu jam toks iš karto mielas, savas, tampi. Empatija iš karto greitai atsiranda. Ir dar pakalbėkim apie tai, kas dažniausiai ateina, kokie žmonės ateina dažniausiai į viešojo kalbėjimo klubą, kas dažniausiai nori patobulinti šiuos savo įgūdžius, ar tai yra ir verslininkų, kažkokių tai vadovų, politikų, ar tai tik tai scenos žmonės, gal kažkokią tai tendenciją pastebėjot? Tai man gal tuo klubas ir patinka, kad į jį ateina labai įvairūs žmonės,
klubas yra nuo 18 metų, tai ateina jau dažniausiai aktyvūs žmonės, kurie kažką veikia, kurie mato, kad jiems reikia to viešo kalbėjimo, jį turi kažkur tais panaudoti. Tai turim turbūt ir buhalterių, ir direktorių, ir... Laisvadarbių, tų tokių žmonių, kurie atrodo gyvenime, kam jam, pavyzdžiui, fotografų vienu momentu buvo labai daug. Atrodo, nei jie toj scenai stovi, nei ką. Bet esmė yra tokia, kad tie tokie fotografai, grožio meistrai, treneriai kažkokie, jie pamato, kad tai viešas kalbėjimas, jis ne tik apie sceną. Jisai yra apie bendravimą su bet kuo, kad ir su klientu, kuris ateina į kabinetą. Ir jie šitą pagavę, jie supranta, kad čia gali atsidaryti dar daugiau durų ir jie ateina mokytis. Tai jau paminėjot, aš ir norėjau paklausti, kokiose sritise laisvas viešasis kalbėjimas dar gali turėti naudos, ne tik tavo, tarkime, veikloje, bet kokiose dar, tarkim, sritise? Aš labai dažnai dalyvauju tinklaveikos susitikimuose. Na tai visokie verslo klubai, irgi laisvadarbių susitikimai ir visą laiką tuose klubuose yra tas dalykas, kad ateina laikas ir reikia prisistatyti. Aišku, visi labai laukia. Ir vien iš tų prisistatymų labai akivaizdžiai matosi, kad jeigu žmonės sugalvotų, kaip tą padaryti, pasitreniruotų, žinotų kažkokias schemas, jiems žymiai geriau sektųsi. Įsimintų jų paslaugos produktai, arba šiaip atrodytų, visai simpatiškas žmogus, gal norėčiau su juo kavos atsigerti. Bet kartais, kai mes nežinome, nemokame šitų įgūdžių, tai ir mes kaip ir rezultatų nepasiekėm tam tinklaveikos renginį. Mūsų neįsimena, neatrodom patikimi, neatrodom šilti ir draugiški. Ir tas ėjimas nebe tiek vertingas ir efektyvus, kiek galėjo būti. Tai mano toks pavyzdys yra. Na, aš galvoju, tas viešas kalbėjimas gal daugiau vis tiek jisai su asmenybė jeigu tu bijai viešai kalbėti, tai ta viešo kalbėjimo baimė, jinai irgi tokia susideda iš daug baimių. Ten nepasitikėjimas, savęs neįvertinimas, kažkoks menkinimas turbūt, savikritika. Tai kai tu visų dalykų atsikratai, tu kalbi viešai ir normaliam gyvenime, tai ir kitos paskaitosi kažkoks, visada vis tiek išeini į dėmesį, toks esi dėmesio centre, tada daugiau žmonių pamato, daugiau su tavim bendrauja, tada tavo pasaulėžiūra vėlgi plėčiasi labiau ir pažinčių ratas ir vieni pliusai. Nematau minusų. O kaip asmeniniai santykiai šeimoje, pavyzdžiui? Ar... Šitas labai geras. Trumpėja, žinai, kaip pavyzdžiui, man atrodo, čia, bent jau aš tai iš savo vyro tikrai gaudavau. Tai kiek čia galima pilstyti iš tuščio į kiaurą? Čia galima buvo vienu sakiniu tą pasakyti, čia klasika. Tai aš mokausi vienu sakiniu pasakyti kažką tai. Šitą prisiminiau. Bet šiaip, ar tai padeda mums ir tose pačiose santykiuose aiškiau komunikuoti, ko mes norime, tarpusavį komunikuoti? Bent jau trumpiau tai tikrai, dėl aiškiau, tai čia gal tikriausiai vėlgi kaip kam sekasi. Individualus toks, kaip kokie santykiai, kokie žmonės, apie ką dar bendrauja ir ką nori vienas kitam pasakyti. Bet aš, pavyzdžiui, žinai, dabar galvoju, kiek man yra tekę susitikti, tarkim, su kažkokiam draugiam arba verslo partneriam potencialiom kavos, tarkim, susitinku atsigerti ir jaučiu, kad žmogus 5 minutės kalba ir iš tikrųjų toks aptakus ir taip aš ir niekaip nesuprantu, ko jis siekia, ką jis nori pasakyti. Ir aš suprantu, kad aš jau pradedu erzintis. Tada aš, aišku, stengiuosi trumpinti visą tą reikalą ir pradedu uždavinėti tokius tikslinius klausimus. Bet realiai, kai pagalvoji, jeigu išmokstame taip nedaryti, galbūt tikrai galėjo per minutę pasakyti tą visą savo idėją. Ir man būtų buvę faina, ir jai taip efektyviau, visų laiko prasme efektyviau. Tai tikrai galima išvelgti tų pliusų. Nes yra daug ir žmonių komunikabilių, charizmatiškų, kurie taip tarpusavį vienas savo kompanijoje, vienas prieš vieną bendrauja, laisvai, bet tu jų ne už ką nepastatysi prieš auditoriją, nes jie savo galvoje yra kažką susikūrę ir kol jie ten neateis, tas kažkas neišeis. Pavyzdžiui, man irgi visada yra žymiai lengviau bendrauti, kažkaip smagiau, lengviau bendrauti su žmogumi, netgi jeigu tai yra vienas su vienu, kai jo kūno kalba kažkokia gyva. Ir jisai pasakoja istoriją, ir ta mimika tokia visokia, ir jis ten kažkaip piešia dalykus, kuriuos jis atrado šalyje, kurioje jis keliavo. Tai bet irgi tai paspalvina pasakojimą, paspalvina visą patirtį susitikimo. Tai kodėl ne? Kodėl neturėti fainų pasimatymų?
jie gali būti šiek tiek kilstelėti į aukštesnį lygį. Net ir buitiniam lygmenį. Supratau ir dabar jau einame į pabaigą. Tai dar paprašysiu kiekvieną iš jūsų pasigalvoti ir tiesiog pasakyti 3 žodžius. Tai yra 3 pagrindinės naudos, kurias jums suteikia viešasis kalbėjimas. Man padeda 3 būti žodžiais. išgirstu. 3 žodžiais. Man Išgirstas? padeda 4. Ne, 1 nauda. Išgirstas. Dar 2. Tai laisvė ir pasitikėjimas. Man padeda santykius geresnius kurt. 1 žodžiu. Tai santykiai. Santykiai, tada savivertė. Ir sakyčiau, kad sėkmė. Supratau, tai ačiū Pauliau, ačiū Julija, bet dar mūsų laida nesibaigė, tik tai klausimų atsakymų sesija baigėsi. Ir mes čia trupučiuką turime ir praktinę užduotėlę sugalvoję jums. Tai kadangi Toastmasters klube viena sudedamoji dalis yra kalbos ekspromtų, tai aš turiu jums paruošusi užduotį, tai turėsite pasakyti kalbas ekspromtų nuo minutės iki 2. Kadangi neturiu plaktuko, pabūčiau laikininko rolėje, neturiu plaktuko, bet turiu korteles. Tai, O ką jos reiškia? Tai paaiškinsiu. Jums tikrai reikia paaiškinti. Žiūrovams papasakosiu, tai tiesiog, kai pasieksite minimalų kalbos laiką, tai yra minutę, parodysiu žalią kortelę. Kai praeis 1,5 minutės, jeigu dar nebūsite užbaigę savo kalbos, parodysiu geltoną kortelę. Tačiau reiktų užbaiginėti, negi bus. Kad jau taip tiesiog orientuotumėtės, kad jau į pabaigą. Ir tada, kai jau tiesiog baigsis laikas, aš parodysiu raudoną kortelę. Jeigu turėčiau plaktuką, tai tiesiog dar su plaktuku čia į stalą. Tai va. Tai gerai, pradėkime mūsų praktinę užduotėlę. Tai pirmiausia, Julija, išsitrauk tą rausvą 1 lapelį, o tu išsitrauk, Pauliau, likusi. Rausva ar žalia? Rausva, nes čia yra jūsų užduotis. Ranka. Tai kas čia žinai, kur yra kaip bežionė pagauna, kur įdėja reikia riešutas nebegali. Kas turi pirmą lapelį, tik tai perskaitykit, antrą paskui. Kai įvykdys pirmą užduotį. Pas ką yra pirmas? Pas mane. Gerai, tada garsiai paskaityk, kokia užduotis, jeigu perskaitai mano raštą. Taip. Pasidalinti įspūdžiais iš laidos Nestabdom filmavimo, įterpti 3 žodžius. Taip. Tai trauk 3 geltonus lapelius. Čia yra tiesiog atsitiktiniai žodžiai, kuriuos Julija turės panaudoti savo ekspromtų kalboje. Egzaminas. Čia principai yra egzaminas mums. Viskas, ką kalbėjom, dabar kūną įgaus. Taip, mes dabar... Aš galiu juos paskaityti? Taip, dabar įvardink, kokius žodžius išsitraukiai, kokius turėsi panaudoti. Taigi, yra švyturys, yra laiptai ir yra mįslė. Tai šiek tiek pasigalvok ir aš įsijungsiu toj laikmatį, pabūsiu laikininku. Labai... Šitą istoriją, kur tu iš švyturį laiptus lipai ir tau myslę uždavė? To išgirsim, Pauliau. Gerai, turim versiją, jau lipame iš švyturį ir ten sėdi žmogus, ne? Gerai, aš kažką sugalvosiu kito. Galime pradėti, ar ne? Gerai, pradedam. Ok. Startas. Aš, kai gavau kvietimą šitoje laidoje dalyvauti, man buvo mįslė, apie ką mes čia kalbėsimės, kokie bus užduoti klausimai ir galiausiai kaip ir kokiu būdu pavyks ištransliuoti tiem, kas žiūri šitą laidą, daugiausia vertės ir kad jie išsineštų įvairiausių patarimų gerų. Bet atvykus į jau šitos laidos filmavimą, man pradėjo aiškėti, kad Sandra yra pasiruošusi galybę klausimų, vadinasi, jau vien tie klausimai tikrai bus tokia kaip kelrodė žvaigždė, gal netgi kaip švyturys,
man ir Pauliui, ir mes tikrai turėsim galimybę ištransliuoti savo žinutę ir savo vertę ir įkvėpti kitus žmonės, kalbėti viešai arba bent jau pabandyti šitą savo įgūdį patreniruoti. Dabar man tiesą sakant jau šiek tiek gaila, kad laikas eina į pabaigą ir kad šitas mūsų nuostabus pokalbis vis tiek baigsis, kaip ir baigėsi visi geri dalykai dėja. Bet aš žinau, kad kai mes nulipsime laiptais žemyn, mes pasidarysim nuotrauką, mes dar atsigersim šito gėrimo ir bus labai labai gera prisiminti visą šitą patirtį, kurią turėjome kartu. Bravo! Aš tą pavydėjau. Aš tau kaip pirmą užduotį. Pauliau, Nes man ta 13 kita- metų klube, man ta kita you can do it. Na ką? Žalius jam lapelius? Palauk, Pauliau, pirmiausia, įgarsink užduotį. Išsitrauk žalius lapelius. Tai man irgi apie laidą papasakoti. Ir Bet tavo užduotis yra šiek tiek sunkesnė, na bent jau jau gerokai. mano nuomonė. Bet nieko nėra Tai neveikiama. pabaigai. Taip. Gerai, šitas nesivaizduoju, bet O tai atsigalvosiu. kaip skamba užduotis? Reikia panaudoti 3 emocijas, o po kiek laiko? Tai lygiai ta pati užduotis kaip Julijai, tik tai vietoj tiesiog atsitiktinių žodžių. Paulius turi kalbėdamas išreikšti 3 išsitrauktas emocijas. Tai įvardink, kokios tai emocijos. Sumišimas, liūdesys ir džiaugsmas. Ok. Gerai, trupučiuką pasigalvoju. Įsivaizduoju, bet toks kažkoks, ne, jau dabar gal sumišęs. Žiūrėjom. Pasiruošęs? Ok, Jo. startas. Aš manau, kad visa šita laidos pradžia prasidėjo nuo to, kai aš čia atėjau. Aš atėjau čia anksčiau laiko, nes aš nesupratau, kada man reikia ateiti. Nes praeitą filmavimas turėjom filmuoti šeštadienį ir turėjom būti 1 valandą. Julija man sako, tu ateik be 15:01 ir aš ateinu čia. Po 17:15 jo ir ateinu 5, nieko nėra. Nieko nėra. Aš atsisėdau ten, pirmam aukšte kampe ir mane aplankė liūdesys. Aš pagalvojau, kad šiandieną laida neįvyks. Kad aš švaistau savo gyvenimo laiką. Kad aš nebesugebu orientuotis laikė ir atvykti laiku ten, kur reikia atvykti. Man pasidarė šalta. Vienintelė priežastis, dėl ko nebėgo ašaros iš akių, buvo šaltis ir makiažas. Ir staiga, kaip iš niekur, iš užuolaidų išlenda Sandra. Išlenda Sandra, sako, sveikas, Audriau, Gediminai, tuoj filmuosim, manęs nepamato, bet aš jau sėdžiu ir aš suprantu, kad aš esu ten, kur reikia ir viskas šiandieną bus gerai. Ir Sandra eina, ruošiasi. Per kitas duris, aš jau atėjau per vieną, Sandra per kitas, per dar 3 duris, ateini tu, Julija. Ir aš suprantu, kad šiandieną viskas bus gerai. Ir laidą nufilmuosim ir padarysim taip, kaip jinai turi būti. O taip ir jaučiuosi dabar. Praėję sumišimą, liūdėsi, dabar jaučiuosi laimingas ir džiaugsmingas, būdamas čia su jumis. Valio. Atleisk, Pauliau. Aš nesulaikiau savo juoko, kai tu turėjai būti liūdnas. Nes tai yra labai Bet juokinga. super, wow. Tai buvau liūdnas. Tu buvai liūdnas, bet taip juokinga. Tikrai jaučiasi jūsų patirtis, kad jūs savo viešo kalbėjimo įgūdžius praktikuojate, lavinate ir kad gaunate to atgalinio ryšio. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Buvo labai įdomu, vertinga ir linksma. Kviečiam su kūrybinė grupė ir tuos, kurie yra prie ekranų, irgi užsukt pas mumis, pasibandyti tą sceną. Nes čia vienas yra stovėti, o prie kamerų pažiūrėsim, kaip stovėsi prie auditorijos. Taip, ir aš tikrai prisidedu prie tavo pasakymo, kad tikrai yra vertinga ateiti ten, kur yra grįžtamasis ryšys ir kur tu gali sutikti bendraminčių. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems, tikiuosi, jums taip pat buvo įdomu klausytis, naudinga ir nepamirškite įsijungti ir kitų, nes stabdom
laidų, nes jūsų laukia dar daugiau drąsių istorijų. Iki.